Sveiki, gerbėmėjai, trumpai viena tokia gera naujiena iš Europos parlamento. Čia buvo svarstama mintis, kišama visokių leftistų, kad seniem automobiliam reikėtų riboti eismą ir buvo tokia mintis, kad seniem automobiliam būtų privaloma techninė apžiūra kasmet. Tokią mintį bandė prastumti Europos komisija per Europarlamentą. Čia komitetuose užvirė tokia rimta kova ir sveiko proto žmonės čia jau nusiteikė prieš tą kvailą žaliąjį kursą, kuris realiai Amerikoje jau kaip ir sugriuvo, subyrėjo, Europoje dar jisai turi palaikymą, tai sveiko proto frakcijos, tokia kaip ir Europos suverenių tautų Europa ir patriotų frakcija, yra tokios sveiko proto frakcijos, ir kiti surėmė pečius, realiai atmušė tą norą ir šitą direktyvą, sakykime taip, įstatymas lietuviškai, įpareigojantis senesnius automobilius praeidinėti techninę apžiūrą kasmet, buvo atmestas. Tai kaip buvo, taip ir liko, ir visas tas jų bandymas realiai dar labiau nuskurdinti žmonės, kurie matyt ne iš didelio džiaugsmo su tais senais automobiliais važinėja, dar daugiau juos apmokestinti, nes suprantama, kad kiekvienais metais varoma techninė apžiūra, vėl visa krūva mokesčių ir tą pačią techninę apžiūrą, ten vėl kažkoks dūmingumas, dar visokie kažkokie reikalavimai. Tai yra visas tas dar didesnis noras apmokestinti ir taip jau, sakykime, nepasiturinčius žmonės, subliuško, išnyko kaip dūmas neblaškomas vėjo. Tai čia tokia gera žinia, kurią nedelsant norėjau ir su jumis ir pasidalinti. Ir džiaugiuosi, kad Europos Sąjungoje, Europos parlamente, kaip nekeista, vis daugiau yra sveiko proto. Bet čia, kaip aš jau nekartą kartojau, mes visi turėtumėm susikaupti ir rinkti į visas renkamas pareigas, ir į savivaldybės, ir į Seimą, ir į Europos parlamentą daugiau sveiko proto žmonių, tada ir mums visiems būtų lengviau gyventi. Tiek trumpai.